Labas bendruomenė. Šiek tiek atitrūkstu nuo sąskaitų faktūrų ir noriu pasidalinti tokia žinute. Girdžiu savo aplinkoje žmonės kalbant, kad na ką čia dabar užsiimsiu tuo, ką jau daugelis užsiima, yra didelė konkurencija, nieko nepavyks, niekas iš manęs nieko nepirks. O žinote, mano požiūriu ir mano nuomonė, konkurencijos apskritai nėra. Jeigu jūs apsižvalgysite ten, kur jūs gyvenate, puikiai gyvena tos pačios kavinės, drabužių parduotuvės, maisto prekių parduotuvės, ar ne? Ir atrodo panašus produktai pardavinėjami, bet visiems visko užtenka, ir tų klientų, ir uždarbio, ir visa kita. Mūsų atveju, ar ne, tinklininkų, tai ypatingai nėra konkurencijos dėl to, kad kai žmogus perka iš žmogaus, jisai pirks iš tavęs dėl to, kad tu jam kaip asmenybė patiksi, kad tavo vertybės yra panašios, kad jam patinka tavo apskritai mąstymas, kad tu esi patikimas, kad tu esi žmogus, kuris, spindi iš savęs pozityvą ir taip toliau. Tai čia taip pat susijęs su asmeniniam konsultanto savybėm, su jo profesionalumu, su jo kaip asmeniniu brandu, ką jisai pozicionuoja, kaip jisai save pozicionuoja, kaip jisai moka komunikuoti, kaip jisai moka bendrauti, kaip jisai moka pritaikyti produktus ir taip toliau. Taigi šioje vietoje ypatingai nėra konkurencijos dėl to, kad tu niekada nepirksi žmogaus, kuris tau nepatinka. Kur, kaip sakoma, dabar pasakysiu taip, kaip mano vaikai kalba, nesusivaibina, ne? Kaip dabar atitikmenį rasti? Žodžiu, kurios savybės tau nėra artimos, ar ne? Taigi, mėlėjai, iš viso meskite tokius dalykus, kaip pavydus, kaip savęs uždarimą dėl to, kad jau jūsų mieste yra, pavyzdžiui, konsultantų. Na ir kas, tegul jų būna labai daug, nesvarbu, kiekvienas klientas atranda savo konsultantą. Ir tai buvo, ir tai bus. Taigi nėra jokios konkurencijos, jeigu jums tik patinka šita idėja, tai drąsiai eikite į tą galimybę ir būkite patys geriausi tame. Žinokite, kad profesionalų niekada nebus per daug, o ypatingai tinklininkų, kurie nusimano tai, ką daro, kurie yra profesionalūs tame, kurie yra žingeidūs, nuolatos mokosi, kurie išmano savo puikiai darbą, kurie nesimėto su daugeliu kompanijų, bet dirba tik su viena kompanija ir taip giliai, ir taip drąsiai, ir taip garsiai, ir taip kokybiškai ir profesionaliai, tokių yra trūkumas rinkoje. Taigi visiems po saulė vietos užteks, eikite drąsiai, mėgaukitės tinklinės rinkodaros duodamomis galimybėmis tiek uždarbiui, tiek pačiam žmogui nuo nuolaidos iki asmeninio augimo ir klestėkite šioje srityje. Tai tiek norėjau pasidalinti. Iki, mielieji, ir iki sekančio video.